Taigi, sveiki gerbėmėjai ponios ir ponai. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs eilinėme 41-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Na ir jeigu kalbant apie liberaliąją demokratiją, pradėkime nuo mūsų brangiosios Europos šiandien. Nes tikriausiai pačioje sunkiausioje padėtyje šita mūsų brangioji liberalioji demokratija yra mūsų kontinente ir Europos Sąjunga išgyvena siaubingą krizę šiuo metu. Mes apie tai dar taip kalbame atsargiai. Mes tai aš kalbu bendrai, aš tai kalbu, kaip sakant, apie tai pakankamai atvirai, bet mūsų didžioji spauda vis dar atsargiai kalba, bet iš tikrųjų, jeigu paklausite manęs, o jūs šitą laidą žiūrite, nes jūs norite išgirsti, ką aš sakau, aš manau, Europos Sąjunga gyvena jau paskutinius metus ir dešimtmetis tai būtų optimistinis dar variantas, kiek išlauks šitą sąjungą. Dėl ko taip sakau? Dėl to, kad tarkim Vokietijoje viena iš pagrindinių partijų, o tai jau FD yra viena iš pagrindinių šiuo metu Vokietijos politinių partijų, patinka tai kažkam ar ne, juodu ant balto savo programoje parašė, kad jeigu gautų valdžią, siektų išstojimo iš Europos Sąjungos, eurozonos, siektų išeiti iš Paryžiaus klimato susitarimų, kas aš manau čia jau yra no-braineris, ir siektų daugybės kitų dalykų, daugelis iš jų aišku nusižiūrėti nuo Donaldo Trumpo programos. Aišku, yra vokiška specifika, siektų jie iš naujo atgaivinti Nord Stream dujų projektą ir čia vėlgi mums tai čia aišku ir labai nepatinka, bet iš Vokietijos interesų pusės žiūrint sunku pasakyti, kodėl Vokietijai to būtų nereiktų daryti. Galima, žinoma, daug kalbėti apie visokias vertybės, geopolitinės ir strateginės prasmes, tačiau yra rinkėjai kokioje Vokietijoje ir jiems tikrai svarbiausia yra tai, kas liečia kišenę, ir vienas iš tų dalykų, kuriuos tikrai palies daugelio Vokietijos rinkėjų kišenę jau nuo sausio 1 dienos 25 metų yra padidėję įkainiai grido operatoriaus, dujų tinklo operatoriaus, kurie namų ūkiams smarkiai pakels dujų kainas. Kaip viena agentūra paskaičiavo, kad vienam namų ūkiui tai gali kilti nuo 123 eurų iki netgi 445 eurų, ir čia vėlgi kitais metais sekančią mėnesį, vasario mėnesį, vyks išankstiniai Vokietijos parlamento rinkimai. Tai patys suprantate, kad rinkėjams tas klausimas bus labai aktualus, turint omeny, kad bendrai Vokietijos visa pramoninė ir ekonominė situacija šiuo metu yra įtempta. Ir kitas dalykas, taipogi visos rinkos, visi parametrai indikuoja, kad dujų kaina išliks aukšta ir kitą vasarą, tiesą sakant, jinai netgi bus aukštesnė negu žiemą. Čia yra toks paradoksas, bet visi traderiai, visi prekiautojai profesionalus tikisi, kad šią žiemą Vokietija po keletos šiltų žiemų pakankamai smarkiai vėl ištuštint savo dujų rezervus ir vasarą reiks pildyti. Dėl to tikrai tikimasi aukštų kainų ir tai be abejo visi šitie dalykai tikrai pavirs į dideliais procentais balsų surinktų tų pačių FD, ir aišku, dar nereiktų pamiršti ir jų, kaip sakant, ideologinio reverso, tai yra Saros Wagenknecht, komunistinės kairiosios partijos, kuri taipogi yra labai prorusiška ir taipogi pilnai sutarė su FD, kad reikia atnaujinti dujų prekybą su Rusija, ir tikriausiai neprieštarautų iniciatyvai atnaujinti Nord Stream dujotiekio darbą. FD, aišku, negaus daugumos, turės vis dėlto būti koalicija su kai kuriom partijom ir aišku, tikriausiai
dar kitais metais šitas griuvimas ir visa kita dar nesimaterializuos, bet ta kryptim bus judama neabejotinai. Tai iš principo atitinka Vokietijos interesus. Vokietija yra, kaip visi žinome, pats didžiausias ES donoras ir didžiausia ekonomika ir nuo jos priklauso viskas. Vokietijai šiuo metu tikrai sunku, Vokietija deindustrializuojasi, ekonomika traukiasi jau antrus metus iš eilės, ekonomika nekonkurencinga, energetikoje yra krachas. Dar reiktų, aišku, pasakyti, kad ir antroji didžiausia Europos ekonomika, ES Prancūzija irgi braška per visus galus ir visiškai neaišku, kiek ten išsilaikys vyriausybė, ar Makronas neprivalės pasitraukti anksčiau irgi baigti savo kadencijos. Nefunkcionalus parlamentas yra visiškai praktiškai priklausomas nuo Marine Le Pen norų. Ir nors jinai dar taip tiesiai šviesiai kaip AfD neteigia apie ES pabaigą, bet tai irgi nebūtų kažkoks tai variantas, kurį galima iš karto būtų atmest. Ir aišku, įdomiausia tokia naujiena, kuri apskriejo visą finansinę Europos ir šiaip pasaulio žiniasklaidą, buvo ta, kad pagaliau Prancūzijos 10 metų obligacijos pajamingumas susilygino su Graikijos, kur kažkada buvo irgi neįsivaizduojamas dalykas, nes Prancūzija vis dar yra laikoma tokia kaip ir saugia, patikima finansiškai šalim, o Graikija dar tebe turi tą stigmą kaip kažkoks tai pinigų plovimo šalis ir finansinė duobė. Pasirodo, dabar Prancūzija ir Graikija, žmonių, kurie supranta finansinės rizikas, jų rizikingumas vertinamas vienodai. Tai galima visaip interpretuoti šitą faktą. Ar tai graikai taip smarkiai patobulėjo, ar prancūzai taip smarkiai krito, bet iš tikrųjų Prancūzijoje vyksta įnirtingos dabar kovos dėl biudžeto ir dėl skolų ir dėl visko, ir ten stabilumo irgi galima nelaukti. Ir galiausiai, aišku, čia šitą mes visi žinome, labiausiai tai, kaip sakant, laikrodis tiksi gynybos klausimų. Europa yra visiškai nesavarankiška, visiškai šiuo klausimu nesugebanti apginti savęs, savo rytinių sienų ir apskritai interesai, kaip visi dabar jau praktiškai visi supranta ir pripažįsta, kad pietinių Europos šalių interesai su šiaurinių gynybos ir jie visiškai neturi nieko bendro, visi prioritetai yra visiškai kitokie. Taigi dar stipriau tą jausmą patvirtino čia savaitę įvykdyta rusų ataka, jų vadinamąją nauja Orešnik raketa. Čia aišku yra daugybė nuomonių ir interpretacijų, ant kiek ta raketa nauja, kiek jų Rusija turi, kokios iš tikrųjų jos charakteristikos, bet bendrai paėmus vėlgi nepaneigsi to fakto, kad net jeigu ten rusai dabar jų neturi, netgi jei tos visos specifikacijos nėra tokios, apie ką rusai dabar labai plačiai bando girtis, kolektyviniai vakarai ant tų hipergarsinių sistemų kūrimo smarkiai atsilieka. Amerika apie tai jau garsiai kalba, visi think tankai, visi kariniai ekspertai, kad visos programos ryja pinigus ir naudoja senas technologijas ir nieko iš tikrųjų nepasiekia. Tai šitoje vietoje dar turime problemą ir taip turime pripažinti ir tą faktą, kad raketomis mojuoti irgi nelabai yra dėl, kaip sakant, kaip ir iš tikrųjų dar kartą reiktų pripažinti, pasižiūrėti veidrodį mums visam kaip kontinentui ir suprast, kad viską, ką praktiškai Europa darė pastaraisiais dešimtmečiais, buvo kažkokia kvailystė, beprasmiška, ypač visas tas resursų ir pinigų metimas į tą atsinaujančią energetiką, kuri nieko neišsprendė. Tik tai, kaip sakant, nukreipia dėmesio nuo tikrų energetinio saugumo klausimų, kaip apsirūpinti dujomis, nes dabar, tarkim, pasikeitus JAV
valdžiai, netgi pasikeitus Trumpui ir jam noriai pardavinėjant dujas Europai, siūlant viską, tai ne taip paprasta viską. Tam, kad iš dėl to užsitikrint tiekimą iš Amerikos, reikia pasirašinėti ilgas sutartis, reikia vėlgi mest lauk visus tos savo dekarbonizacijos planus, nes kad konkurencingom kainom gauti amerikietiškas dujas, reikia įsipareigoti ant 15-20 metų ar dar ilgiau pasirašyti tiekimo sutartis, statytis LNG terminalus, tai užtrunka laiko, tai turi vykti dėrybos, reikia investuoti ir reikia pakeisti visus savo įstatymais įtvirtintas visas tas žaliasias nesąmonės. Jau nekalbant apie tos milijardus, kuriuos čia pagal dar visokius susitarimus planuojamas skirti, žinot, tiems visiems globaliesiems pietums dėl jų klimato nepasitenkinimo ar kažko ten, nes akivaizdu vėlgi, kad Amerika to nebemokės, tai vėlgi liūto dalis šito teks ant Europos ir iš ko mes tą gynybą kursime, kaip mes ją kursime, jeigu ekonomika neauga ir kiti įsipareigojimai ir kiti prioritetai. Čia yra absurdas. Dėl to Europoje iš tikrųjų sunku išvelgti kažką tai pozityvaus. Iš tikrųjų mes, kai čia pas mus labai piktinamasi, kad Gruzija pasirinko nebesiintegruoti Europą, tai dabar priversim čia kažkaip dar padėsim, dar kažką. Reikia suprasti ir taip, kad Europa dabar jau nėra tai, ko tos šalis šalia Europos esančios taip jau mirtinai siektų. Dėl to, tarkim, ta pati Turkija, kuri prieš keletą dešimtmečių buvo labai nepatenkinta, kad ES visaip ją atstumė, dabar apie tai net nebesvarsto, nes, kokia prasmė. Tai mes nesame kažkokia ekonomikos viltis, mes, ta prasme, ES esame ekonominis stabdis, suvaržytas biurokratijos, suvaržytas aukštų energijos kainų, suvaržytas bendrai demografijos siaubingų parametrų ir pas mus tie atvykstantis imigrantai dažniausiai, kaip čia taip korektiškiau išsireiškus, yra žemesnės kokybės, Šiaurės Afrikos ir artimųjų rytų fruktai, ar Centrinės Azijos dar ir, pabaiga jau arti šitam kontinentui ir aš šitoj vietoj tikrai neturiu ko pasakyti labai optimistiško apie Europą. Aš neįsivaizduoju, kaip Europos Sąjunga esamoje formoje galėtų ištempti ilgiau negu 10 metų. Čia 10 metus tai dar yra labai labai optimistinis įvertinimas. Antrą temą šiandien paimkime tokią šiek tiek gal lengvesnę, su humoristiniais nukrypimais, bet irgi leidžiančia šiek tiek suprasti, kas vyksta pasaulyje ir šį kartą Amerikoje ir šį kartą vėlgi aplink Donaldą Trumpą. Nes čia nuvilnijo pastarąją savaitę nuotraukos ir pasisakymai ir reakcijos apie tai, kad greta visų kitų priešų, kurie ilgus metus buvo manomi kaip nesutaikomi mirtini Donaldo Trumpo priešai, nusilenkti jam į Mar-a-Lago kurortą, atskrido ir tokia, pavadinkime, žurnalistinė porelė Joe Scarborough ir Mika Brzezinski, kurie veda tokią rytinę populiarią laidą, populiarią čia santykinai, bet, kaip sakant, garsę ir su istorija rytinę laidą MSNBC kanale Morning Joe. Tai reiktų, aišku, apie tos abu vedėjus pasakyti keletą žodžių, nes tikrai asmenybės su pavardėm ir su istorijom. Tai Mika Brzezinski yra dukra to paties Zbignevo Brzezinskio, legendinio veikėjo valstybės JAV, Lenkų kilmės, kuris dirbo ir Lindono Johnsono, ir Jimmy Carterio administracijose. Tikrai žmogus garsus ir nusipelnęs. Ir pas mus tikrai žinomas mūsų kraštuose be abejo.
Tai jinai tikra dukra buvo, o Joe Scarborough, jos dabartinis vyras, buvo irgi politikas. Jis 94 metais buvo respublikonas atėjęs ir tuo metu jis save pozicionavo ir laikė ir buvo laikomas tokiu griežtai konservatyviu. Jis ir tuo metu grupė kitų respublikonų jaunų tuo metu atėjusių į atstovų rūmus į kongresą, jie save vadino naujaisiais federalistais, jie rėmėsi Federalist Papers, jie pasirašė tokį dokumentą tuometinio respublikonų lyderio Newto Gingricho Contract with America, kontraktą su Amerika, ir jie ten, tiesą pasakant, pasižadėjo daryti visus tos dalykus, ką dabar žada daryti MAGA, tai yra mažinti biurokratiją, gražinti Ameriką, Amerikos dvasią ir visus tos dalykus. Na ir jis iki 2001-ųjų, jis kelis kartus net buvo perrinktas tas Joe Scarborough ir ten visai sekėsi, jis tik tai po 2001-ųjų pasitraukė pats iš kongreso ir daugiau nebedalyvavo politikoje, sakydamas, kad su šeima nori daugiau laiko praleisti. Bet čia ir paskui jis gavo laidą MSNBC ir po truputį tą laidą įsivažiavo. Ir tuo metu dar toksai buvo kaip ir skandalėlis su juo susijęs, kuris tuo metu gal ir nebuvo labai skandalingas, bet jį vėliau prikėlė tas pats Donaldas Trumpas. Taip jau nutiko dar 2001 metais, dar tebedirbant jam kongrese, atstovų rūmose, Joe Scarborough jo namuose, Florida, jis nuo Floridos buvo išrinktas. Jo namuose numirė tarnaitė, tarp kitko lietuvišką pavardę, Lori Klausutis. Tai jinai numirė ir paskui medikai nustatė, kad prarado sąmonę ir ten nukrito nuo laiptų. Na ir atsirado, žinoma, kaip tokiais atvejais su politikais būna kažkokių sąmokslo teorijų. Jos niekada taip baisiai nebuvo rimtai vertinamos, tačiau vėliau jau, kai Joe ir Mika labai susipyko su Donaldu Trumpu, tai tos sąmokslo teorijos surado savo kelią pas Donaldą Trumpą ir Donaldas Trumpas visai irgi pradėjo tuo metu Twitteryje dar savo pirmosios kadencijos metu apsižodžiauti su šitais dviem veikėjais. Bet vėlgi reikia paminėti, kad tie santykiai nebuvo jų priešiški nuo pat pradžių, netgi nuo pat Donaldo Trumpo 16 metų rinkiminės kampanijos pradžios. Pradžioje 2015 metais jie visai draugiškai bendraudavo ir jis dažnai skambindavo ir kalbėdavo per Morning Joe ir buvo ta pati porelė pas jį nuskridusi irgi Mar-a-Lago. Vienu žodžiu, kaip čia pasakius, ta draugystė buvo turbūt išskaičiavimo, bet buvo iš pradžių santykiai labai draugiški. Paskui tik tai, kai iš kurio metu, kai turbūt paaiškėjo, kad Donaldas Trumpas yra visai rimtas kandidatas, visa Vašingtono pelkė nejokai sunerimo ir tuo metu ir Morning Joe ir Joe Scarborough su tuometinė žmona jau apsisuko prieš Trumpą. Nors šiuo atveju vėlgi apie tą žmoną, tai vėlgi reikia pasakyti, kad ta istorija buvo tokia, kad 2007 metais Mika Bžežinski, žurnalistė, buvo pasirinkta Joe Scarborough kaip laidos partnerė, bet tuo metu jinai buvo vedusi su kitu vyru ir tai buvo profesiniai santykiai, kurie kažkurio metu peraugo į romaną ir paskui jau vėliau Mika Bžežinski išsiskyrė su savo vyru, su kuriuo ten ir vaikų buvo ir viską, ir galiausiai jau tik tai 2018 susitokė su Joe Scarborough. Tai čia irgi šitoj vietoj būta dramų ir peripetijų ir ta Morning Joe laida tikrai sugriovė tą pirmąją Mikos Bžežinski santuoką. Čia yra faktas, kaip sakant, ir faktas tas, kad tai buvo akivaizdus tarnybinis romanas, bet čia tiek to. Akivaizdu tai, kad jie iš pradžių su vyru labai stengiasi prisiglausti prie Trumpo, kokiais 15 metais, 16 pradžioj. Ir paskui jau, kai jie susipyko, Donaldas Trumpas pas save tweetindavo, tai ne kartą yra patweetinęs tokius tweetus, kaip, pažiūrėkit, Mika Bžežinski, pamenu, kaip jinai čia būdavo pas mane atskridus ir kraujuodavo nuo facelifto. Tai supras, kad
turėjo plastinę veido operaciją pasidarius ir pas jį ten reabilitaciją Mar-a-Lago atlikinėdavo. Kas tikriausiai buvo tiesa. Ir taipogi yra spekulacijų, kad pradžioje Donaldo Trumpo pirmosios 16 metų rinkiminės kampanijos pradžioje, matydamas ir suprasdamas ir pažinodamas seniai Donaldą Trumpą, Joe Scarborough save visai matė netgi aukštose pareigose Trumpo galimoje administracijoje. Pačioje pradžioje ir kai kurie žmonės netgi kalba, kad Joe Scarborough save matė kaip Donaldo Trumpo viceprezidentą. Ir vėlgi tai nėra toks jau fantastiškai nerealus išvedžiojimas, visai gali būti, kad taip ir buvo, žinant, kaip Donaldas Trumpas mėgsta žmonės iš televizijos. Tai visai gali būti, kad to priešiškumo galėjo tarp Morning Joe ir tai yra Joe Scarborough ir Donaldo Trumpo nebūti, jeigu jis būtų buvęs pasirinktas ne Mike'as Pence'as, o Joe Scarborough Trumpo viceprezidentinių kandidatų, tai Joe Scarborough nebūtų palikęs Respublikonų partijos, ką jis padarė 2017 metais ir tapęs aršiu never Trumperiu ir visaip taip, kaip čia pasakęs, yra galima susirasti dabar jau gausybę humoristinių jo klipų, kaip jis ten kalbėjo, koks yra nuostabus Bidenas. Jis buvo turbūt paskutinis žmogus dar šių metų gegužės mėnesį ar net birželio pradžioj prieš pat tam katastrofiškam debatam tarp Trumpo ir Bideno, pirmiesiams debatams, kurie pabaigė Joe Bideno politinę karjerą. Jis ten kelios savaitės prieš tai išstojo savo laidoje su tokiu griežtu pasisakymu. Jūs visai nesuprantat, mes dabar matome prieš save pačią geriausią Joe Bideno versiją. Čia jis yra puikus, aštrus, viską supranta, patyręs. Geresnio Bideno jūs nematėt ir asmeniškai ateikit, kas nesutinka, tai vos ne snukį išvanosiu. O tokios stiliaus jis davė monologą ir dabar iš tikrųjų galima susirasti tą monologą, kaip juokingai jis skamba, kaip ir praėjus porai savaičių jau Joe pasitrauk tada. Taigi, kaip matome, viskas kaip apsisuko ir dabar Joe Scarborough su Mika Bžežinski, suprasdami, kad vėjas vėl pakeitė kryptį, kad nebegrįžtas antitrampinis rezistansas, kas jau yra faktas, gražiai, tyliai pabrūkė uodegas, nuskrido į Mar-a-Lago, nusilenkė Trumpui ir išplatino tai viešai, tikėdamėsi kažkokio savo ateities. Ir čia aišku nieko keisto, nes visas dabar tas MSNBC kanalas, jis yra siaubingai nežiūrimas, nepopuliarus kaip ir CNN'as. Fox'as turi tam tikrą reitingų pakilėjimą, o tie žmonės, kurie dar tebežiūrėjo MSNBC ar CNN, visai nusivylė ir nebežiūri. Ir dėl to ta kompanija, kuri valdo MSNBC TV kanalą, tai yra Comcastas, svarsto atskirti iš vis tą verslą ir spin-offą, techniškai kalbant, padaryti ir palikti kompanijai tvarkytis vienai. Ir tokios kalbos akivaizdžiai reiškia, kad nėra MSNBC žmonių, kurie būtų ramus dėl savo darbo vietų. O kai kurie, tie pagrindinių laidų vedėjai, kaip Bžežinski ir Scarborough, ten turi gerus kontraktus. Turbūt jie yra tik tai po Rachel Maddow eilėje. Aišku, Rachel Maddow irgi galima paminėti, irgi nusiduodanti žurnalistė MSNBC ir turbūt vienintelė, kuri jinai turi tam tikrą savo populiarumą. Jinai ir žmonės, kiek ten galima sakyti, žiūri, tas jos laidas dar žiūri. Kiti ten ir iš vis yra beverčiai veidai, bet Rachel Maddow, jinai yra šioks toks vardas. Ir žinoma, pastaraisiais metais visi mes žinome Rachel Maddow, tą vardą jinai susikūrė kaip tokia griežta gynėja liberaliosios demokratijos ir visų progresyvių idėjų ir jinai yra atvira lesbietė ir tuo didžiuojasi kaip pirmoji lesbietė, žinote, TV vedėja, atvira lesbietė ir visur jinai netgi giriasi, aš jums ne kokia TV laidų vedėja, kokia ten graži mergaitė, aš esu didelė karinga lesbietė, kuri išsikovojo pati savo visą
vietą rinkoje ir toliau kovoja už visas liberaliosios demokratijos vertybės ir, tarkim, įžvelgia ten tų kraštutiniųjų dešiniųjų sąmokslą visur, įskaitant, tarkim, jos pačios konstruojamas sąmokslo teorijos, tarkim, kad narija žodis, kuris yra šiaip iš Tolkieno kūrybos ir kurį savo kompanijos pavadinimu yra pasirinkęs dabartinis jau ateinantis viceprezidentas J.D. Vance'as, tai yra anagrama žodžio Aryan. Na ir suprantate, ir apskritai visas nuorodos į Tolkieno veikalus ir visus ten žiedų valdovo visą mitologiją, tai irgi susijusi su baltųjų suprematizmu ir tokiais dalykais. Tai yra dalykai, kuriuos dabar skleidžia Rachel Maddow ir kuri tenais draskosi prieš Trumpą ir verkia eteryje dėl sunkios ateities. Bet iš tikrųjų ne visada viskas buvo taip, kaip čia pasakant, vienareikšmiškai ir su Rachel Maddow, nes pirmas žmogus, kuris jai pravėrė duris į tą patį MSNBC kanalą dar 2005 metais buvo ne kas kitas, o tuometinis MSNBC laidos vedėjas Tuckeris Carlsonas. Tuomet jis į savo laidą karts nuo karto pasikviesdavo tuo metu tik tai radijoje dirbusią Rachel Maddow ir kaip panašu į tai dar išlikusių vaizdo įrašų, kad santykiai tarp jų visada buvo draugiški ir tiesą pasakius, netgi jau gerokai vėlesniuose interviu, tarkim 2022 metų interviu leidiniui Vanity Fair, Rachel Maddow labai aptakiai ir pakankamai pagarbiai kalba apie buvusi savo kolegą Tuckerį Carlsoną, kuris šiaip jau buvo tapęs visos liberaliosios Amerikos priešų jau tuomet jau 22 jis buvo savo šlovės, Fox News šlovės viršūnėje dar prieš išeidamas nepriklausomai daryti. Vienu žodžiu, su Rachel Maddow, kaip čia pasakius, irgi panašumą dar galima surasti su tuo pačiu Tuckeriu Carlsonu tą, kad jinai yra pralaimėjusi teisme bylų už tai, kad savo laidose, lygiai taip pat kaip ir Tuckeris Carlsonas, pakankamai laisvai žongliruoja faktais ir liberaliai juos visai pritempinėja. Na ir jie yra, tiesą pasakius, naudoja lygiai tą pačią gynybos taktiką teismuose, kad jų laidos yra info show, tai nėra griežtai, kaip čia pasakant, informacinės laidos, dėl to suprask, žiūrovai, klausytojai patys turi atsirinkti, kur yra tikrai informacija, o kur yra toksai show pritempinėjimas. Ir buvo viena tokia byla teisme charakteringa 2021 metais dėl vienos dar 2019 metais parodytos Rachel Maddow laidos, kurioje jie apkaltino mažą kabelinį naujienų kanalą One American News Network, tokį mažą, bet ryškiai protrampinį, kad tas kanalas yra literaliai rusiška propaganda. Buvo duotas ieškinys į teismą ir teisėja, nors, kaip sakant, tas teiginys buvo visiškai melagingas, jokių įrodymų pateikta nebuvo Rachel Maddow, bet teisėja vis dėlto nusprendė, kad žiūrovai patys gali suprasti, kad Rachel Maddow laidos yra hiperbolės, padidinimai, visokie pritempinėjimai ir nuomonės, ir jie patys gali atsirinkti ir jinai nebūtinai turi pagrįsti savo teiginių teisingumą. Taigi šitas dalykas, tai kad tie vadinamiai info-show labai spekuliatyviai ir pritempinėjami drapstosi įvairiausiais kaltinimais, jis iš tikrųjų, kaip čia beskambėtų, bet jis iš tikrųjų galioja abiems pusėms žiniasklaidoje. Abi pusės, ar vienai ar kitai simpatizuojančios, pakankamai liberaliai šiais laikais Jungtinėse valstijose traktuoja faktus ir drebia ant kitos pusės viską, ką netingi. Bet dabar grįžtant prie Jo Scarborough ir Mikos Bžežinski, akivaizdu, kad ratas vėl apsisuko, vėl rėžia sparną apie Donaldą Trumpą. Galbūt kažką gaus, galbūt nieko negaus, galbūt įsitrins į kokį kitą kanalą, nes, žinote, tas antitrampinis rezistansas, jis pagimdė daug tokių televizijos ir medijos veidų,
kuriems dabar tikrai sunku kur nors ką nors rasti. Tarkim, dar vienas žmogus, apie kurį galbūt reiktų šiek tiek papasakoti, yra toksai Chrisas Wallace'as, irgi dinastinis žurnalistas ir apie jį irgi labai garsus ir turėjęs gerų darbų, buvęs visai respektabilių ir Fox News veidų. Jis tame Fox News dar atstovavo, kaip čia pasakius, tą liberaliąją pusę, nes vis dėlto Fox News įvairių ten vedėjų turi. Ir Chrisas Wallace'as, kaip minėjau, yra dinastinis žurnalistas, buvo dar ir jo tėvas Mike'as Wallace'as, išvis žurnalistinė legenda Amerikos, kuris savo laiku imdavo interviu iš įvairiausių pasaulio lyderių. Ir tame tarpe buvo netgi interviu su Ajatola Khomeini 1979 metais, pačiame įkaitų krizės įkarštėje Irano. Ir tuo metu šitas interviu, kuomet Mike'as Wallace'as nuskrido į Iraną ir ėmė gyvą interviu iš Ajatolos Khomeini, buvo vertinamas labai dviprasmiškai, labai panašiai taip, kaip šių metų pradžioje buvo vertinamas to paties Tuckerio Carlsono vizitas pas Vladimirą Putiną. Tačiau Mike'as Wallace'as tikrai tapo legenda, nes jis ėmė interviu iš pačių didžiausių asmenybių ir ne tik politikų, bet ir šiaip tokių žmonių kaip Salvadoras Dali, ar Ayn Rand, ar Aldusas Huxley, ar tas pats Malcolmas X, ar Luisas Farrakhanas. Tai tikrai visokių labai įvairių, labai kontroversiškų tame tarpe asmenybių ir jis užsitarnavo tikrą legendos statusą. Tačiau Mike'as Wallace'as turėjo ir keletą tokių žurnalistinių nesėkmių. Ir vieną aš jums papasakosiu, nes tai iš tikrųjų nuostabi istorija, kurios pasekmės galbūt netgi jaučiamos Amerikoje iki šių dienų. Ogi tolimais 1982 metais CBS laida 60 minučių nusiuntė didžiausią savo žvaigždę viso kanalo, Mike'ą Wallace'ą, daryti reportažo iš San Diego miesto, iš regioninio banko pavadinimu San Diego Federal Savings and Loan, ir kaltinamas bankui buvo tai, kad jis tiesiog diskriminuoja mažų pajamų ir ypatingai juodaodžius ir ispaniškai kalbančius asmenis. Ir būtų interviu kaip interviu, aišku, būtų aštrus, Mike'as Wallace'as būtų spaudęs banko atstovus pripažinti, koks ten yra diskriminacinės sąlygos ir visa kita, tačiau šitas interviu kažkiek išgarsėjo ne dėl to, ką elgėsi bankas, o dėl to, ką prisišnekėjo pats Mike'as Wallace'as. Nes nutiko taip, kad tuometinis San Diego banko viceprezidentas, iš kurio interviu ėmė Mike'as Wallace'as, jis taipogi įrašė pokalbį iš savo pusės, o tas banko viceprezidentas irgi buvo buvęs žurnalistas, nemažai pasiekęs, ir jo vardas buvo Richardas arba Dickas Carlsonas. Taip, gerbėmieji, to paties Tuckerio Carlsono tėvas. Ir kilo toks skandalėlis, CBS televizija paskui aiškinosi su to banku ir galiausiai susitarė, kad vis dėlto nebus tas viešinamas ta dalis pokalbio, kurios Mike'as Wallace'as galvojo, kad neįrašė, o Dickas Carlsonas įrašė. Ir toje dalyje pokalbio, kaip čia pasakant, Mike'as Wallace'as pajokavo, pamėtydamas tokių rasistinių juokelių. Ir visa istorija, kur turėjo būti apie banko rasizmą sisteminį, apsisuko 180 laipsnių kampu ir tapo to žurnalisto Mike'o Wallace'o buitinio rasizmo pavyzdžių, dėl kurio jis gyvenime vėliau turėjo ne kartą atsiprašinėti. O tuo tarpu Dickas Carlsonas po šito darbo neilgai trukus gavo gerokai solidesnį darbą ir tapo prie Reigano, gavo vadovauti labai svarbiai ir takingai federaliniai agentūrai su didžiuliu biudžetu ir milžiniška atsakomybė. Taigi, kaip matome,
tie santykiai, kur dabar vyksta aiškinimasi tarp buvusių Fox News žurnalistų Chriso Wallace'o ir Tuckerio Carlsono, tai yra tam tikras jau net dinastinis konfliktas pereinantis į antrą kartą, nes vieną kartą dar tolimais 1982 metais buvęs žurnalistas Tuckerio Carlsono tėvas labai smarkiai pažemino Chriso Wallace'o tėvą Mike'ą Wallace'ą. Taigi, žinote, tai galbūt nėra labai svarbus istorinis faktas, bet tai įdomu tiem žmonėms, kurie seka visą situaciją Amerikos medijose. Na ir šitas visas nukrypimas apie Chrisą Wallace'ą buvo susijęs su tuo, kad Chrisas Wallace'as jau sulaukęs 77 prieš porą savaičių irgi rinkimų rezultatų pasiekmėje buvo jam CNN iš principo parodytos duris. Na, aišku, jo versija yra, kad jis sulaukęs 77 metų nusprendė save išbandyti podcastų rinkoje, na, bet patys suprantame, kad situacija yra visiškai kita ir jam iš principo liko tos alternatyvos dvi, arba kaip po šitam Joe Scarborough ir Mikai Bžežinski važiuoti Maro lago ir nusilenkti Donaldui Trumpui, arba būti išspirtam, na, arba paskelbti, kad jis pats išeina iš darbo, nes CNN irgi žlungantis naujienų kabutėse tinklas, jam vis dar mokėjo $7 milijonus į metus kontraktą už laidas, kurių niekas visiškai nežiūrėjo ir niekam buvo neįdomu. O jokingiausia yra tai, kad Chrisas Wallace'as, kaip jau minėjau, tą savo šiltą darbo vietą prieš 3 metus 2021 paliko, nes CNN'as tuo metu kūrė streaminimo platformą CNN+, kuri išgyveno gal kelias savaitės ir Chrisas Wallace'as iškalbingai paskelbė, kad išeina iš Fox iš CNN, gavo laidą streaminime. Tas streaminimas buvo nukencelintas, nes visiems aišku pasidarė, kad CNN'as nekonkurencingas toje rinkoje, tačiau jam dar buvo visiškai šilta vietelė vis dėlto suteikta, tačiau dabar jau akivaizdu visiems, kad žiūrovai į CNN nesugrįš, nes, na, tai nėra žurnalistika ir tai nėra net bulvarinė žurnalistika, tai tiesiog yra kažkoks mirštantis, niekam neįdomus monstras, kuriam reikia visiškos kažkokios pertvarkos, kad galėtų bent kažkiek konkuruoti naujoje žiniasklaidos rinkoje. Vienu žodžiu tiek apie medijų landscape'ą ir kitas, aišku, dalykas, na, reiktų dar papasakoti ir tai, kad, ir šitą jau turbūt visi girdėjote, kad paplito ir didžiulis juokas po to, kai pasklido žinios apie galimą MSNBC spin-offą, na tai yra pardavimą naujiems savininkams, apie tai juokauti pradėjo ir tas pats geras mums pažįstamas Elonas Muskas. Ir to sukėlė, na, dar nematytą shitstormą, na ir juoko banga, pradėjo pats postinti visokius memus apie tai, ne visai kartais ir padorius, ir vėlgi reiktų pasižiūrėti, kaip į tai gyvam eteryje reagavo Rachel Maddow, nes tas pats Joe Roganas pamatęs Elono Musko tweetus pasisiūlė tapti Rachel Maddow kolega, ar tai jos replacementų MSNBC kanale. Vienu žodžiu, Amerikos medijose dabar vyksta didžiulis perkainavimas ir persistumdymas ir visų, kaip sakant, autoritetų perkainavimas ir iš tikrai daugelis tų žmonių, kurie pastatė visą savo karjerą ant to antitrampizmo, jie dabar, na, jiems dabar yra sunkoka. Vis dėlto Amerika akivaizdžiai parodė, kad jiems tas Trumpas nėra toks svetimas, kaip jis svetimas tiems pakrančių elitams, kaip yra vadinama. O